Ar galima tada sakyti, kad gali negerbti savo tėvų, jeigu jie patys nesilaiko tų įsakymų? Kaip jie elgiasi ir mes elgiamės, pavyzdžiui, atmokam piktą gerumu, sako tai kaip žarijos, kurios sudedamos ant galvos. Ir tai veikia, tikrai veikia. Kurgi yra ta riba, kurią peržengus jau tu svetimautum? Jau kalbam apie tuos seksualinius dalykus, taip? Jie skirti tik tais vyro ir žmonos kontekste. Čia šiais laikais mes, partneriai, ten vienas, kitas, trečias ir taip toliau. Dievas nesukūrė mūsų taip gyventi. Tai jeigu tu paliudydavai melagingai, tu galėjai sugriauti kažkam gyvenimą. Tai ar čia turime omeny, grinai liudijimą teisme, ar tai gali būti ir kažkoks kitas veiksmas, kai tu meluoji? Dvi perspektyvos. Ar aš pakliūsiu į teismą ir mane teisia, ne? Neteisingai žiūri. Aš turėčiau galvoti, ar mano pasakymas iš tikrųjų įžeis tą žmogų? Ar mano pasakymas iš tikrųjų pažemins Dievą? Ar sugriaus reputaciją to mano kaimyno, mano žmonos ar vaikų ir taip toliau? Tai kaip išgirdom, žmogui atrodo, kad šitame įsakyme žmona sugretinama su asilu, tokia kaip nuosavybė, su jaučiu. Tai kaip čia suprasti, ar žmona yra tokiam pačiam lygyje kaip asilas? Neužima kažkokios tokios aukštesnės pozicijos pas vyrą namuose? Man patiko, kaip tu pradėjai. Jam atrodo. O ką skaitom? Sako, čia kalba apie negeisi ir įvardina, ko tu negeisi. Ar jis čia sulygina, Dievo tas įstatymas lygina žmoną su asilu? Sveiki visi, grįžtame su naujais neatsakytais klausimais. Jeigu žiūrite pirmą kartą, aš esu Simona ir tikiuosi čia išgirsite atsakymus į jums rūpimus su Dievu, su tikėjimu susijusius klausimus. Jeigu taip nenutiks, kaip visada lauksime jūsų klausimų komentaruose ir galbūt juos galėsime atsakyti kitose podcastuose. Na, o dabar pratęsime temą 10 Dievo įsakymų ir mes vėl pasikalbėsime su teologijos studentu Vaidu. Labas, Vaidai. Labas, Simona. Vaidai, 5 įsakymas įsako gerbti savo tėvus. Ir mes to jį perskaitysime. Gerbk savo tėvą ir motiną, kad ilgai gyventumei žemėje, kurią viešpats tavo Dievas tau skiria. Tai įsako gerbti tėvus savo. Ir dabar yra tokios situacijos, kai vaikai turi tėvus, kurie smurtauja. Arba galbūt dar kažkokius sudaro kitus dalykus, kuriuos net nemalonu galbūt įvardinti, tai labai gali jautriai paliesti tos vaikus. Kaip jiems suprasti šitą įsakymą? Kaip jiems gerbti savo tėvus, kai jie nėra to verti? Gal pirmą, aš tavęs paklausiau, gerbti, kaip tu supranti tą pagarbą, pavyzdžiui, su kuo jin susijusi? Jeigu gal kaip tėvus, gal būtų galima suprasti, kad jeigu tu esi jaunas labai, kad neatsikalbinėti, tikriausiai daryti tai, ką sako tėvai, jeigu dabar nežiūrint į tai, ar jie krikščioniai ar ne, gerbti jų nuomonę, tai tikriausiai išklausyti, gal net priimti kaip vaikas turėtum, kadangi tu turi viršesnį žmogų už save, kuris tave prižiūri ir yra atsakingas už tave. Tikriausiai taip, gal ir daugiau, bet taip jeigu trumpai. Pirmiausia, prisiminkim, kad šitie įstatymai yra duoti kam? Juk tai yra sandora. Sandora su kuo? Su jo tauta, tai su žmonėmis, kurie jau sutiko gyventi pagal Dievo duotą planą. Taip? Jie trokšta. Tai kaip ir tėvai jau turėtų būti gerbiantis Dievą. Teisingai? Tai jūs tą tėvą. Tai žinom, kad ir kiti yra įsakymai, kurie nežudyk, neskriausk, tie įstatai, taip toliau. Tai jie turėtų šiaip su savo vaikais taip elgtis, teisingai? Jie turėtų atspindėti. Taip. Bet jeigu taip atsitinka, mes turėtume žiūrėti dar ir kitas eilutes. Dabar nepamenu, tikriausiai gal
Efeziečiams laiške yra parašyta, kad gerbkite tėvą ir motiną viešpatyje. Taip, tai yra, ką tai reiškia, tai būtent pagal Dievo valią. Jeigu tie tėvai, taip, sakytų tau, eik man į parduotuvę, parneš kokio, žinai, ten gėrimo, alkoholio ar dar kažko ir neduoda pinigų, o kaip tu parnešt, pavogti reikia. Nu, tai ką tu darysi? Tai jeigu tu, kaip sakai, paklust reikia, tai tokiu atveju tu nepaklusi. Taip? Ir aišku, gali gauti paskui vėl šito, kaip pasakyti, bizūno ir dar baisiau būna. Taip. Tai Dievas vėl, jeigu žiūrim, reikia, sako, rėkti. Jeigu tave privartauja, jeigu tave skriaudžia, taip, tu neturi tylėti. Jo, yra šiais laikais institucijų, į kurias galima kreiptis. Taip. Nes jeigu tu leisi tai vykti savo tam gyvenime, jeigu taip neteisingai su tavim elgesi, tai jis dar labiau išnaglės tas asmuo ir jis visai nebejausi ribų iki galų gale, kol bus pasiekmes tikriausiai iki mirties gali. Tas žmogus, kuris kankinamas, gali imtis tokių priemonių kaip su peiliu ar kažką tokio nužudyti, paskui pačius tėvus. Tai jeigu iš tikrųjų krikščioniška šeima ir jeigu taip atsitinka, jeigu ten tėvai, pavyzdžiui, supyksta ir būtent elgesi ne pagal Dievo valią, tai tas vaikas turėtų, kaip sako, accordingly, tai yra pagal situaciją reaguoti. Tai va. Taip, kad Dievas neliepia paklusti tada, kada prieštarauja jo valiai. Nes tie tėvai, jie turi būti atspindys būtent dangiško tėvo. O ar galima tada taip suprasti, kad jeigu tu neprivalai paklusti, jeigu patys tėvai nesilaiko 10 Dievo įsakymų, ar galima tada sakyti, kad gali negerbti savo tėvų, jeigu jie patys nesilaiko tų įsakymų? Dabar vėl. Kad nepaklusti gali ir panašiai ir tada ir apskritai negerbti. Tai paklusnumas, tu palietei vieną tik tais aspektą iš tos pagarbos, bet į pagarbą įeina ne tik paklusnumas, taip? Tai yra, kaip sako, rūpinimasis jais, taip? Pagalba, kada jiems sunku. Jo. Tai ką mus mokina, tai yra nereaguoti taip, kaip mes jaučiamės, o reaguoti pagal principą. Taip? Nes Dievas atėjo ir numirė už mus kaip? Kada? Tai yra mums dar būtent nusidėlėms. Tai yra, kurie priešinasi, kurie nekenčia Dievo. Taip? Tai mes lygiai taip pat turėtume elgtis su visais, ne tik su artimaisiais, o ypač su savo tėvais, jeigu jie yra tokie, pavyzdžiui, neteisingi. Tai turėtume iš tikrųjų gerbti juos, jeigu jie serga, padėti, tai yra elgtis priešingai. Nes kaip jie elgiasi ir mes elgiamės, pavyzdžiui, gerumu, atmokam piktą gerumu. Sako, tai kaip žarijos, kurios sudedamos ant galvos. Ir tai veikia, tikrai veikia. Turiu patirčių, iš savo irgi šeimoje, kada su manim elgėsi tikrai negražiai. Aš meldžiausi, stengiausi, savo, kaip sakyti, mintise laiminti tą asmenį ir galų gale dienos pabaigoje jis atsiprašė, taip elgdamasis, ane. Tai tai taip, kad reikia reaguoti ne pagal emocijas, bet turi žinoti tą principą ir vis tiek elgtis teisingai. Nes Dievas yra tas teisėjas, kuris įves tą visą teisingumą. Netgi jeigu tie tėvai nuspręs, nesvarbu, kad tu čia gerai elgiesi ir nepasikeis. Tai tą kerštą, tą teisingumą, taip, iš kur tas kerštas kyla? Dėl to, kad neteisybė mūsų atžvilgiu. O Dievas yra teisėjas, jisai teisėjas, jis žino visus motyvus ir jis teis teisingai. Tai žinant šitą aspektą apie Dievą, taip, kad jis yra teisėjas, yra teisingas ir jisai tikrai nubaus, arba išgelbės, čia priklauso, ar jis atgailaus, teisingai. Tai mes tada galima palikti ir daug, kaip pasakyti, ramiau reaguoti į šitas situacijas. Perskaitykime 6 įsakymą. Tiesiog nežudys, trumpai ir aiškiai. Tai šitas įsakymas toks atrodo ganėtinai geras. Jeigu kaimynas laikysis šito įsakymo, tai tavęs nežudys, tu nenukentėsi. O ką daryti, pavyzdžiui, jeigu
kaimynas nesilaiko šito įsakymo ir tau tikrai gresia tavo gyvybei pavojus. Ar Dievas, taip tarsi žmonėms atrodo, kad Dievas nesudaro galimybės apsiginti. Ar tai yra tiesa? Jeigu skaitom toliau, pavyzdžiui, Išėjimo knygoje, kada davė tos 10 Dievo įsakymų, pats Dievas užrašė savo ranką ant akmeninių plokščių, toliau davė tos nuostatus labiau paaiškinančius giliau šitos visus įstatymus. Ten rašo net, jeigu, pavyzdžiui, vagis naktį ateina pas jūs ir jūs jį netyčia užmuša, taip, tai Dievas nelaiko mūsų kaltais. Taip? Tai apie tą nužudymą, jeigu kalba, tai kalba apie kerštą. Jo. Bet palikti teisti tuos žmonės, ar kaip pasakyti, tai yra Dievui. O kitas dalykas, jeigu mes esam užpulti neteisėtai, neteisingai, mūsų užpuolė, mūsų nori nuskriaust, tai reikėtų pasitikėti Dievu, nes Dievas sako, tie, kurie jo bijo, viešpės angelas stovyklauja aplink juos ir juos išgelbsti. Taip? Čia, man atrodo, psalmė 304 eilutė. 91 psalmė 11 eilutė sako, jis nešios jūs ant savo angelai, ant savo pečių, kad neužsigautumėt kojos, ne, ir saugos visose jūsų keliuose. Kai Eliziejaus atveju su savo tuo tarnu, tarnas pradėjo ten, kaip sako, verkšlenti ir bijoti, nes jie buvo apsupti tam tikros tautos, tam kaime, ne? Ir Eliziejus lydėjo, sako, Dieve, atverk jam akis. Kada atvėrė, buvo pilna vežimų tų arklių su angelais. Taip, kad mes esame saugomi. Tai va čia yra, reikia Dievu pasitikėti. Nes jis sako, neduos mūsų bandyti daugiau, negu mūsų jėgos leidžia. Ir čia yra va išbandymas šitokios situacijose. Tai va. Ačiū. Pereinam prie 7 klausimo. 7 įsakymo. Irgi toks trumputis, nesvetimausi. Ir žmonėms kyla klausimas, kurgi yra ta riba, kurią peržengus jau tu svetimautum. Ar tai yra tik tais, tose situacijose, kai tu galbūt esi susituokęs ir nueini pas kitą moterį ar vyrą ir, svetimauji. Ar tai tik yra tik tokiais atvejais skaitosi svetimavimas, ar yra ir kažkokie galbūt mažesni dalykai, kuriuos galime padaryti ir svetimauti? Jeigu kalbam apie tuos seksualinius dalykus, taip, jie skirti tik tais vyro ir žmonos kontekste. Čia šiais laikais mes, partneriai, ten vienas, kitas, trečias ir taip toliau. Dievas nesukūrė mūsų taip gyventi. Tas būtent seksualinis artumas, jisai tik tais buvo skirtas artume tarp žmonos ir vyro ir žmonos. Taip. Tai nesvetimausi, tai yra tai, kad jeigu tu svetimauji, ką tai reiškia, tai kad sulaužai vedybinį tos pažadus. Juk mes dažnai, ne mes, tie, kurie veda teisingai, ar išteka, jie vienas su kitu pasižada iki mirties, skausme ir varge, kad neišduos ir kad vienas kitą mylės. Taip, kad nėra to. O jei, pavyzdžiui, vyras nueina, jisai galbūt neturi kažkokio intimumo su kita moterimi, bet kokį komplimentą duoda su tam tikra intencija. Tai dabar atkreipt gal dėmesį tos moters ir panašiai. Galbūt iš vis tai daro savo malonumui. Tiesiog gal jisai neturi kažkokių siekių su to moterim kažką turėti daugiau, bet tiesiog toks pažaidimas, galbūt kokie komplimentai, kažkas, kas nors tokio, arba netgi gal moteris irgi iš savo pusės irgi tam tikrus dalykus, ar komplimentus, ar kokius irgi dabar taip parašyta irgi, sako, jeigu nors viena iš tų mano mažylių, Dievo vaikų, sako, kad jie suklups, tai yra būsite akmens suklupimo akmuo jiems, taip? Tai jeigu mano poelgis, taip, paskatins tą kitą asmenį geisti, sakykime, manęs, ar kažkas tokio, ar mane patį pažadins tuos aistras, taip? Tai automatiškai elgiuosi neteisingai. Taip, nes galų gale, jeigu aš kaip sako, jeigu tu geidulingai žiūri moterį, tu jau nusidedi
čia Jėzus yra pasakęs. Taip? Tai vat, jeigu nusprendžiau savo širdise su ją, kaip sakant, suprantate, apie ką kalbu, taip, tai jau nusidėjai. Galų gale tai prives, prie vieno ar prie kito. Tai nėra teisinga. Tai vat, koks motyvas, jeigu tu nori, vat, dabar Simona, vat, gražiai apsirengus, taip aš noriu, kad tu gerai jaustumės, ne? Gražiai atrodo, plaukai tavo ir taip toliau. Tai kas čia tokio blogo, ne? Tai yra, kodėl aš tai noriu tau pasakyti, sakykime. Bet jei tai būtų, tarkim, sakykime, labiau tokie komplimentai su intencija, pavyzdžiui, galbūt pats tu, tarkim, geistum ar panašiai, kad tu galbūt neprivedi kito prie to, bet tu. Tai aš, tu ką tik pati ir atsakei, intencija, viskas, jeigu mano intencija yra tave suviliuot, o tu nesi mano žmona, aš elgiuosi jau ne pagal Dievo įsakymą. Ir tai, ką padarys, sukels skausmą ir tau, ir man, ir visiems aplinkiniam. Nes tie įstatymai, mes jau kalbėjom, praeitą, man atrodo, buvom palietę, kad tie įstatymai yra mūsų gerovė. Jeigu kiekvienas gyventume jais, nereikėtų pergyventi dėl savo žmonos, dėl savo vaikų, taip, tėvai būtų patenkinti, jeigu senatvėjos reikia, kad jie bus prižiūrimi. Teisingai. Tai va, jie yra mūsų geroviai. Gerai, o ar yra kokių išimčių, kada galėtume išsiskirti su savo partneriu? Pavyzdžiui, jeigu tu patiri smurtą, arba tave išduoda, ar tu gali išsiskirti su savo partneriu? Nes, pavyzdžiui, Izraelyje senovės tu galėdavai parašyti raštą su žmonos, tarkim, netinkamumo priežastimi ir gali skirtis. Šiaip yra Kristus mūsų pavyzdys, taip? Ir jisai geriausiai iš tikrųjų paaiškina tuos įstatymus savo gyvenimui ir kada jau užklausė, ką jis atsakė. Sako, dėl jūsų užkietėjusių širdžių leido. Nes kodėl buvo tas raštas skirtas taip? Nes vyrai, kadangi stipresni fiziškai, taip, ir jie būdavo tie, kurie rūpinasi tuo, sakykim, namais, taip, ta visa gerovė, apsauga, jie, kitą žmoną pasiėmė, tą kitą paleido. Ir paleido be jokių, kaip pasakyti, drabužių, be jokio kraičio ir taip toliau. Tai Dievas dėl ko davė šitos įstatymus, kad apsaugot tą silpnesnę pusę? Tik dėl to. Nes Dievas, kaip sakant, jo įstatymas nepasikeitė, kad vyras ir žmona turėtų būti tik tais vienas, ne 2, ne 3 žmonos, ne 3 žmonos ar 4 ir taip toliau. Bet dėl užkietėjusių tų širdžių jie ėmė savo žmonas kiek norėjo, bet Dievas gerai, kad apsaugot tas, nes daugelis iš nežinojimo, ne? Suvilioti buvo tų vyro, dar kažkas toj, kad jos būtų neapleistos ir kad jos gautų kraitį, nes sako, jeigu tu jau atleidai, tu parašai raštą ir turi joms skirti ir drabužių, ir maisto ir taip toliau. Jo. O gerai, o tada jeigu tu tokiesi antrą kartą, ar ta antra santuoka jau skaito svetimavimas, nes tu buvai su santuokos saitais susietas su to pirmuoju žmogumi? Taip. Tikinčiųjų atveju, taip, yra tik vienintelis pateisinimas, kada gali skirtis. Kristus ir pasakė, kada tas žmogus iš tikrųjų paleistuvauja. Jis eina į šalį su kita moterim. Čia vyro atveju. Moters irgi, kada moteris eina su kitu vyru, taip. Tai va vienintelis atvejis, kada galima skirtis. Bet tai neįsakymas, kad tu skirkis, sako, jeigu tas vyras ar žmona jisai ko trokšta, taisyti santykius. Pasilik ir taisyk, nes Kristus yra mūsų pavyzdys. Kristus tai yra galva, tai yra vyras, kaip sakant, ne, tos bažnyčios, tai bažnyčia moteris. Tai kiek kartų jo moteris iš tikrųjų bėgo pas kitus tuos, kaip pasakyti, dievukus. Ir kiek kartų Kristus iš tikrųjų laukia, kad jie grįžtų, priėmė atgal. Taip, mes lygiai taip pat turėtume elgtis. Nes vis tiek teks gyventi su ta kita pusė, jeigu turi ryžtis įskirtis, ne? Juk nieko naujo nebus. Jeigu tu neišmokai gyventi, abudu neišmokstam gyventi kartu, suprasti vienas kitą, augti santykiuose, atleisti vienas kitam, tai tu su kitu vedęs, ar apsituokęs, taip kaip čia lietuviškai? Susituokęs, taip. Ištekėjus vedęs. Ištekėjus vedęs, ačiū. Tai va, tai rezultatas bus tas pats. Ir aš žinau iš savo šeimoje. Mano tėvas 3 kartą vedė, 3 kartą įsiskyrė. Taip kad
ieškojamas to ar jaunikio, ar tos jaunosios ant to balto žirgo, kuri, patenkins visas tavo reikmes, taip nebus. Bent jau šitam gyvenim dabar tai tikrai. Tai va. Dar yra klausimas iš komandos atsiuntė. Būtų 1 Korintiečiams 7 skyrius, 2-4 eilutė. Tuoj galima atsiversti. Tačiau ištvirkavimui išvengti kiekvienas tegul turi savo žmoną ir kiekviena tegul turi savo vyrą. Tegul vyras atlieka pareigą žmonai, o žmona vyrui. Žmona neturi valios savo kūnui, bet vyras, panašiai ir vyras neturi valios savo kūnui, bet žmona. Ir dabar klausimas. Kalbama apie vyro pareigą žmonai. Čia tos eilutėse. Tai klausimas būtų toks. Jeigu vyras negali atlikti savo pareigos žmonai ir to nepasako, bet susituokus paaiškėja, kad jis vis dėlto negali atlikti šios pareigos, ką tuomet daryti? Dabar situacija kokia? Čia iš pasaulio kalbam? Ar kalbam iš krikščioniškos pusės? Nežinau, iš tikrųjų, iš kurios pusės šitas klausimas. Paimkim, sakim taip, jeigu čia krikščionių pirmiausia, tai tas, kuris sudarė sutartį su Dievu, ne, vyras, tai jis melavo, ne? Taip. Labai negerai pasielgė vienas dalykas. Taip. Dabar ar čia yra proga skirtis, ne? Tai yra pretekstas skyryboms, moteris. Jeigu taip ir atsitiko, tai mes suprantam, kad Dievo žodis taip pat sako, jums tekęs išbandymas ar pagundymas, tai yra žmogiškas. Dievas neduos jūsų bandyti daugiau, negu jūsų jėgos leidžia. Taip? Čia neištvirkavimo atvejis. Teisingai? Dabar Dievo valia, kad jūs, sako, daugintumėtės. Teisingai? O taip. Sako, ką sutarę meldžiatės pagal Dievo valią, taip jums ir bus. Teisingai? Taip. Tai ką reikėtų? Tai aš tikiu, kad jeigu tokia situacija atsitiko, tai tikriausiai būtų išbandymas ir tikėjimo, ir vienas, kaip tu žiūri kitą, ne? Jeigu, nes vedybose, ką sakom, kad pažaduose, ar lygoj, džiaugsme, patale ir taip toliau, taip. Mes kartu ir viens kitam pagelbėsim, paremsim, tai čia žmonai būtų iš tikrųjų didžiulis išbandymas. Taip, atleist, pirmiausiai, aišku, jeigu jis pripažįsta vyras, taip pasielgęs, kad melavo, tai jeigu jis pripažįstų melavo ir nesiteisintų, parodytų tikrai krikščionišką charakterį, teisingai, nes krikščionis ne tas, kuris ten Jėzus, ne, o tas, kuris nuolankus yra, tas, kuris trokšta vaikšti pagal Dievo valią, kuris sugeba atsiprašyti ir nesiteisinti suklydęs. O žmonai šitoje atveju tai ką? Atleist pamoka, ne? Iš tikrųjų mokintis. Ir dabar abiems vėl kartus, kaip pasakyti, sutarus, kabintis už Dievo pažadų. Nes Sara buvo irgi kokia? Negalėjo susilaukti. Ir ką? Jinai buvo, kaip čia, po jau tų visų menstruacijų, kurių pasibaigusios, tų, kaip menopauzė šiais laikais vadinama. Menopauzė, tai jos įšios buvo užsidariusios jau. Bet Dievui nėra problemų. Ir ne tik jai. Samuelis, jo mama Ona, lygiai tas pats. Taip kad, wow, čia, žinai ką, čia geras išbandymas. Tikrai nenorėčiau pats, bet čia jeigu tai pagalvojus, galimybė Dievui veikti. Wow. Taip. O jeigu iš pasaulio, tai pasaulis taip pat taip, jisai kada nori skiriasi, kada norisi kiek veda ir taip toliau, taip kad, o jeigu kalbam iš krikščioniškos pusės, wow, išbandymas geras. Bet žiūrėti su džiaugsmu, o ne su tuo, kaip atsikratyti partnerį. Tai va. 9 įsakymas, sako, neliūdysi melagingai prieš savo artimą. Senovės Izraelyje, vėlgi, ten teismas nesiremdavo kažkokiais ekspertizės duomenimis, bet grinai liudininkų parodymais. Tai jeigu tu paliudydavai melagingai, tu galėjai sugriauti kažkam gyvenimą. Tai ar čia turime omeny, grinai liudijimą teisme, ar tai gali būti ir kažkoks kitas veiksmas, kai tu meluoji? Pavyzdžiui, kai mes sakom tokias nepilnas tiesas, klaidinančiai patylim, perdėtai dramatizuojam,
arba iš vis gal faktus kokius nutylim, kurie būtų reikšmingi. Kiekvienas toks nekaltas melas ar liudimas, taip? Taip. Jeigu jisai, ar galim iš vis pavadinti, jeigu pakenkia žmogaus reputacijai, taip, tai yra įžeidžia žmogų, nuveda jį neteisingų kelių, taip, tai galų gale rezultatas bus kas? Jisai gali prarasti turtą, sveikatą, džiaugsmą, draugystę. Tai vat būtent šitie įstatymai tie vat yra skirti būtent Dievo žmonėms. Taip? Jo. Aišku, jie visi saisto ir visus kitus žmonės. Mes be jų ir tie, kurie netiki Dievu, jeigu jie negyvena šitais įstatymais, pasiekmė to aiškiai. Skausmas, mirtis, karai. Bet būtent įstatymai yra būtent Dievo žmonėms. Tai jeigu jie trokšta tos meilės, vėl grįžtam prie to pačio, ne? Meilės artimui, mylėti Dievą, negi jis norės tą reputaciją sugriauti savo artimo. Kaip tik jis norės iškelti, sako, laikykite tuos kitus aukščiau už save. Tai tu pasiruošęs iš tikrųjų nukentėti, taip? Taip. Negu kad tavo artimas nukentės. Tai va, čia jau net minčių lygmenį mes jau turim prieš kažką sakydami, ar pridėdami, ar atimdami, turim gerai apgalvoti. Ne taip, ar aš pakliūsiu, va tas yra, žiūrėk, dvi perspektyvos. Ar aš pakliūsiu į teismą ir mane teisa, ne? Neteisingai žiūriu. Aš turėčiau galvoti, ar mano pasakymas iš tikrųjų įžeis tą žmogų? Ar mano pasakymas iš tikrųjų pažemins Dievą? Vat, ar sugriaus reputaciją to mano kaimyno, mano žmonos ar vaikų ir taip toliau. Taip kad, vat, iš kurios perspektyvos, iš kurios motivacijos, tai yra motyvo, mes iš tikrųjų ateinam vat, su ta tiesa, ar nepilna tiesa, ar melu ir taip toliau. O jeigu aš žinau, kad jeigu aš pasakysiu tiesą, kažkas stipriai nukentės ir jeigu patylėsiu, tai bus žymiai geriau. Duok konkrečią situaciją. Turi gal? Kokią? Sakykim, kažkas turi kokį nors svarbų koncertą arba gal kaip egzaminą kažkokį labai svarbų, kuris nulems daugą gyvenime ir sužinom, kad jisai neteko kokio artimo žmogaus ar panašiai. Ir jeigu dabar mes pasakysim, pranešim, kad žmogui, sakykime, bus blogai, jisai susimaus tame egzamine. Kaip bus, mes ne vienas iš tikrųjų nežinom, bet jeigu informacija atėjo, tokia, ne? Taigi Dievas iš tikrųjų jisai išlaiko visas molekulas, atomus ir taip toliau. Tai ką jisai negalėjo sustabdyti, kad nesuveiktų tas telefonas, pavyzdžiui, kaip tu sužinau, ne? Ar kažkas tokio sustabdyti tą žmogų, kad net jeigu jis būtų matęs, kad tas koncertas ar tas renginys yra labai svarbus jam, aplinkiniam žmonėms, išgelbimo plane, taip, tai jis tikrai, aš tikiu, būtų kažką padaręs, kad uždelsęs tą žinią. Bet jeigu ta žinia atėjo, jinai turi būti tikriausiai, neturi tikriausiai, bet turi būti pasakyta šituo atveju, kaip matau. Nes situacijų vėl daug. Jeigu pasakai, sakykim, jam, kad mirė artimas, taip, jisai turi jo širdis, ką jisai spręs. Ar jam svarbiau jo renginys, taip, jeigu jis taip mano, jeigu krikščionis. Ar iš tikrųjų kuo greičiau skubėti, jeigu ten, sakykim, tėvukas, ne, tai mamą paguosti. Jeigu jis krikščionis, jisai turėtų su džiaugsmu, kaip pasakyti, ne su džiaugsmu, bet paprasčiau priimti negu tie, kurie pasaulį, taip. Tai su mama, žinai, pagelbėti, sutvarkyti tos rūpešius, taip. Tai jam čia yra išbandymas. Vat kai kurios situacijos. Vat čia nuo situacijų priklauso, bet aš tikiu, kad reikia pasakyti tiesą. Tiesos nereikia slėpti. Nebent. Vat, kurioje vietoje reikėtų prisiminti kokią situaciją. Jeigu šiaip paėmus
ta, kaip jinai, Rahaba, ane? Jinai melavo. Taip. Ane? Taip, tiksliai. Jo, Aha. Rahaba melavo. Bet vėl, Priglaudė. jinai nepažinojo Dievo. Taip. Teisingai, jinai buvo pagonė. Tai jinai elgėsi su žinoma šviesa Pagal savo supratimą. Nes Dievo įstatymas labai aiškus, nemeluok, ar ne? Tai neteisingai neliūdik dar ir taip toliau. Ne? Tai aš tikiu, kad Dievas galėjo tuos du, kaip jos, nesargus, jie šnipai buvo. Tuos šnipus išgelbėti be Rahabos. Taip. Tai va, taip kad turėtumėte sakyti tiesą. Tik ten, kur mūsų nereikalauja, nesikišt. Čia man šitas, aišku, čia aš savo kalbu, nes labai dažnai taip elgiuosi. Taigi, kad išimčių tokių kaip ir neturėtų būti, kad mes galim tikriausiai baltų melų vadinama, kad pasinaudoti to. Aš tikiu, kad tikrai ne. 10 įsakymas. Negeisi savo artimo namų, negeisi savo artimo žmonos, ar vergo bei vergės, ar jaučio, ar asilo, ar bet kokas priklauso tavo artimui. Ir turim tokį neilgą vaizdo įrašą, kai žmogus turi klausimą šitame. Then there is the infamous commandment against coveting. Do not covet your neighbor's house, wife, servant, ox, or donkey. Here, the wife is listed right alongside cattle and slaves. Women were listed alongside ox and donkey. A truly divine law would treat women as equals, not possessions. Tai kaip išgirdom, žmogui atrodo, kad šitame įsakyme žmona sugretinama su asilu, tokia kaip nuosavybė, su jaučiu. Tai kaip čia suprasti, ar žmona yra tokiam pačiam lygyje kaip asilas? Neužima kažkokios tokios aukštesnės pozicijos pas vyrą namuose? Man patiko, kaip tu pradėjai. Jam atrodo. O ką skaitom? Sako, čia kalba apie negeisi ir įvardina, ko tu negeisi. Ar jis čia sulygina, Dievo tas įstatymas lygina žmoną su asilu? Pažiūrėkime, jeigu čia mums neaišku, tas yra čia skaitimas į tekstą, o nes bandymas išskaityti, ką kalba. O čia yra, kada studijuojam Bibliją, yra tam tikri principai, ne? Hermeneutika vadinama. Tai jeigu pažiūrėsim apie žmoną, apie vyrą, taip, jie sako, nuostabiai sukurti. Sako, tik truputį žemiau negu angelai. Apie gyvūną nei vieną nėra taip pasakyta. Jie yra mūsų kas? Sukurti mums. Kad mes jais džiaugtumės, juos prižiūrėtume. Teisingai. Ir nei vienam iš gyvūnų nebuvo duota kas? Laisvė rinktis, mąstyti. Tai yra spręsti, kas yra blogai, kas gerai, jie yra, kaip sakant, užprogramuoti dalinai. Taip? Žmonės turi visišką laisvę. Taip, tik apie kokią čia su gretinimą mes tada kalbam. Labai negražiai iš tikrųjų, aš sakyčiau, šitas žmogus, kuris čia rašė šitą, ar kalbėjo apie tai, jam tik atrodo. Tai tikrai, jo. Gerai, ačiū tada. Baigėme 10 Dievo įsakymų. Ačiū už pokalbį. Ačiū tau, Simona, buvo malonu. Ir ačiū visiems, kurie žiūrėjote. Iki kito karto.